Tai aš esu Eivydė, esu iš Šiaulių ir sportuoju lengvą atletiką, rutulio stūmimą. Man rutulio stūmimas patinka dėl to, kad tai yra jėgos rungtis, kadangi aš jos turiu daug ir pakankamai techniška rungtis, tai man patinka techninės visokios rungtis, tai dėl to turbūt. Pasirinkau sportuoti turbūt todėl, kad turėti veiklą po mokyklos tokią fizinę, kad išlaisvinti kūną, kad gerai jaustis kitą dieną ir kad sutvirtėtų kūnas. Sportuodama jaučiuosi pilna energijos, tvirtesnė, labiau savim pasitikinti ir labiau siekianti savo tikslo. Ar sportas padeda susirasti draugų, tai taip. Ir didelę palaikymo komandą susirinkę ir varžybų metu, ir visam pasirašymo procese. Tai sportą norėčiau pasiekti savo fizinę didžiausią formą ir išbandyti savo visas kūno galimybės. Kur man labiausiai įsiminė, tai turbūt pasaulio čempionatai. Aišku, parolimpinės žaidynės labiausiai įsiminė. Ar su vaikais be negalios tenka sportuoti, tai taip, tam pačiam pastate tenka ir nežinau, aš jaučiuosi pakankamai gerai. Ką aš dar veikiu laisvu laiku, tai leidžiu laiką su šeima, patinka labai pasivaikščiojimai, filmai ir atsipalaiduoti po visos sunkios savaitės. Ar skatinu įsitraukti savo šeimos narius, tai taip, vežuosi ir į sportinės stovyklas, jeigu yra tokia galimybė, tai skatinu tikrai sportuoti ir įkvepiu juos. Sakau, tempiuosi visur vien dėl to, kad sakau, kad bus geriau sveikatai. Ar norėčiau savo ateities su sportu, tai taip. Toliau norėčiau savo karjeroje tobulėti ir galbūt net įtraukti kitus su negalią turinčius žmonės į sportą. Man ši stovykla naudinga tuo, kad visų pirma, jis bandai savo ištvermę, kadangi treniruočių yra daug ir tikrai pamatai, koks esi fiziškai stiprus. Ir kuo daugiau treniruočių, tuo labiau tobulėja. Kaip aš paskatinčiau sportuoti negalią turinčius žmonės, tai nebijoti išbandyti save rungtyse ir gal tai ir patiks, gal pasieks tikslų.